Sveiki, šiandieną mokysimės apie vektorinę vektorių sandaugą. Tai ši sandauga yra žymima panašiai kaip pradinėse klasėse mes daugindavome skaičius. Ir panašiai kaip skaliarinėje vektorių sandaugoje rezultatas visuomet yra kažkoks skaičius, tai vektorinėje sandaugoje rezultatas visuomet yra vektorius. Ir šį vektorių aš pasivadinsiu C. Šis vektorius turi įdomių savybių. Tai pirmoji yra ta, jog jis yra status šitiem dviem vektoriam, kuriuos sudauginame. Tai vektorius C yra status A ir status vektoriui B. Tai jeigu pamėginčiau nubrėžti šios du vektorius A ir B, tai vektorius C turėtų būti status jam. Tai 90 laipsnių kampas tarp C ir A ir 90 laipsnių kampas tarp C ir B. Antroji vektoriaus C savybė yra ta, kad jo ilgis yra lygus lygiagretainio plotui. Lygiagretainio, kurį sudaro šie du vektoriai A ir B. Ir šio lygiagretainio kraštinės yra vektorių A ir B ilgiai, tai vektoriaus C ilgis bus lygus šio lygiagretainio plotui. Tai kaip mes apskaičiuojame vektorinę vektorių sandaugą? Tai jeigu mūsų vektorius A, kaip visuomet, turi komponentus A1, A2 ir A3 ir vektorius B turi komponentus B1, B2 ir B3, tai vektorinė sandauga šių dviejų vektorių bus apskaičiuojama lygiai taip pat kaip ir determinantas erdvėje. Tik tai, kad pirmoji eilutė bus mūsų baziniai vektoriai I, J ir K. Tai toliau surašome visus komponentus A1, A2, A3, B1, B2, B3. Tai mūsų naujo vektoriaus X komponente bus determinantas A2, A3, B2 ir B3. Toliau minus Y komponente bus determinantas A1, A3, B1 ir B3. Tai čia bus Y komponente. Ir tuomet Z ašies projekcija bus determinantas A1, A2, B1, B2. Ir tai bus Z ašies komponentė. Tai pamėginkime patikrinti, ar iš tiesų mūsų vektorius C turės šias savybės. Tai paimkime paprastus vektorius. Vektorių A, kuris guli ant X ašies ir kurio komponentai yra 1, 0 ir 0. Ir vektorių B, kurio komponentai yra 0, 1 ir 0. Tai pamėginsiu nubrėžti šios du vektorius koordinačių sistemoje. Y, X ir Z. Tai vektorius A bus ant X ašies. Vektorius B bus ant Y ašies. Ir rezultatas bus vektorius C ir jis turėtų būti X, tai yra Z ašyje, kadangi jis turi būti status vektoriui A ir vektoriui B. Ir taip pat jo plotas turi būti lygus lygiagretainio plotui, kurį sudaro šie du vektoriai. Tai šie du vektoriai šiuo atveju sudarys kvadratą, kurio kraštinės yra lygios vienam. Tai plotas arba vektoriaus C ilgis turi būti lygus vienam ir turi būti Z ašyje. Z ašyje. Tai pamėginkime apskaičiuoti. Tai vektorius A kart vektorius B bus lygus determinantui
kurio pirma eilutė yra baziniai vektoriai, antra eilutė bus 1, 0 ir 0 ir paskutinioji eilutė 0, 1 ir 0. Tai naujo vektoriaus x komponentas bus 0, 0, 1 ir 0, šis determinantas, tuomet y ašies komponente turėtų būti 1, 0 ir 0, 0 determinantas ir z ašies komponente turėtų būti lygi 1, 0, 0 ir 1 determinantui. Tai kaip matote, šis determinantas bus lygus 0, antrasis bus taipogi 0 ir paskutinysis bus 1. Tai atsakymas bus tiesiog K. Tai mūsų vektorius C ir yra Z ašyje ir kurio ilgis yra 1. Tai kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.